Sveiki, mėlyjeji. Oi, žinokit, šitas vlogas tikriausiai bus labai per ilgą laikotarpį, arba gal bus kelios dalis, aš net neįsivaizduoju. Bet aš ilgą laiką labai noriu įsitiesinti dantis. Ta prasme, pas mane nėra tokia situacija, kuri būtų kažkokia kritinė, kad sakandžio sukandimas prastas, atsiprašau, žinokit, dabar po 8:20 ryto. Ir aš apsimėgau. Aš, žinokit, laukiau šitos konsultacijos jaučiu 6 mėnesius. Aš pasirinkau tokią kliniką, kur yra tiesinimo specialistė gydytoja, kuri yra labai populiari. Ir aš nežinau, žinokit, ta prasme, 6 mėnesius laukiau tik konsultacijos. Tai aš net neįsivaizduoju, kiek užtruktų visas procesas, jeigu aš nuspręsiu tiesinti ir kokiu būdu tiesinti ir kaip čia viskas eis, nes dar yra visokių niuansų su protiniais ir taip toliau. Tai įdomu žiauriai, kas manęs laukia ir net neįsivaizduoju, nei kiek kainuotų ir taip toliau, bet labiausiai tai apatinius dantis noriu išsitiesinti, bet norisi tos gražios, tvarkingos visos šypsenos, nes mano šitas dantis labai toksai vienas kreivas, taip, nu, pažiūrėsim, ką jinai sakys. Sveiki, dar kartelį. Prisijungiam po kokių 2 mėnesių, nes tada, kai aš jums filmavau, aš jau į vieną kliniką dėl dantų breketų, bet po to aš pagalvojau, kad aš noriu persikelt į kitą vietą, nes ten daugiau mano pažįstamų buvo ir labiau pasitikiu nei vieta, kur tiesiog Instagram'e man parekomendavo kažkas. Tai varau šiandien į konsultaciją ir žiūrėsim, ką sakys, kada uždės tos breketus. Eina savo, žinokit, sveiki, draugai mano. Aš nežinau, žinokit, kur veda šitas video, bet jis veda jau kažkur tai, nes aš dabar neprisimenu, ar aš filmavau pirmą kartą, kai aš važiavau į naują kliniką, nes aš pačiam pirmam video tai važiavau į, žodžiu, prie stoties, į vieną tokią Denticija, man atrodo, vadinasi ta klinika. Ir kaip ir mes jau ten užsirašėm vietą, ir man turėjo kovo mėnesį ir kada čia uždėti breketus ir abudu iš karto ir viskas ten labai greitai. Bet po to aš pakalbėjau su savo pusesere, kuri dėjosi centro odontologija, gal vadinasi, ar kaip, nu, žodžiu, Juozapavičiaus prospekto pradžioj. Ir ten šiaip labai kažkaip tai geri ir atsiliepimai ir daug kas darėsi labai gerai ten ir tos breketus uždėjo ir viską. Tai aš tokia galvoju, okei, persirašiau aš ir turėjau jau konsultaciją. Tai konsultacija praėjo žiauriai greitai, bet iš karto man pasakė ten keletą problemų. Per tą laiką aš įsiroviau paskutinius protinius, tai pasižiūrėkit, taip vat atrodžiau. Ir dabar aš, nežinau, esu tiesiog užsirašęs, kad man šiandien 10 valandą pas dantistę, bet net nežinau, žinokit, ką darys. Man atrodo gal tą diagnostiką prieš breketus, bet nežinau. Tai žinokit, kelionė šita, nu, yra žiauriai ilga breketų, aš net neįsivaizduoju, kaip aš atrodysiu. Dabar mano dantukai atrodo taip. Aš šitas toks kreivas, aha, čia kreiva ir nežinau, žinokit, ir atrodo jaudinuos ir bijau tų breketų, bet to pačiu ir taip noriu tiesiog įsitiesinti tuos dantis, nes kažkaip tai su metais atrodo, žinokit, situacija prastėja ir blogėja. Tai vat, tai galvoju, reikia gal truputuką pasidažyti, kad atrodyčiau biškį padariau ir žiūrėsim. Tai kalbant, pavyzdžiui, apie pinigus, tai dabar galvoju, konsultacija buvo, kad kažkaip tai ten nebuvo brangi, gal 20 eurų. Ir dantų rovimas vieną pusę aš įsiroviau abudu už 70 eurų, ten su tokia nuolaida, o dabar kitą pusę 110 sumokėjau už abu dantukus. Tai gaunasi 108, žodžiu, virš 200 eurų. Ir jeigu aš neklystu ir šiandien bus ta diagnostika, tai jinai sakė apie 100 eurų kainuos. O breketai tai šiaip 601 žandikaulis, 602 ir paveržimai
ten sviruojantis, man atrodo, nuo 40 iki 70 eurų, bet nusiteikti, kad pirmieji visi paveržimai tikrai bus 70 eurų. Tai aš jau pasiruošus, kaip sakant, tų pinigėlių padėti normaliai ant tų breketų, bet dantukai toks dalykas, ar ne? Reikia juos susitvarkyti, nes be jų negalėsiu valgyti. Ne, iš tikrųjų noriu turėti tą gražią šypseną ir dabar aš kažkaip tai labai pastebiu tuos dantukus ir kai yra tiesus dantis iš karto, kitas reikalas, ar ne? Ir man, kas nepatinka, tai tarkim, žiūrėkit, jeigu mane nufotkintų, atrodo, kad čia išvis be danties. Tai va, šitas dalykas man labai nepatinka. Arba kaip pavyzdžiui filmuoju ir kalbu ir prasižioju, atrodo, kad iškris dantis. O šiaip tai šiandien varysim pasiimti draugę iš oro uosto iš Vilniaus po dantistės. Tai reikaliukų yra, po to mano gimtadienis rytoj, bet darysiu gimtadienį penktadienį. Tai bus ir fainai. Iš tikrųjų, gal reiktų vlogą padaryti gimtadienį, aš galvoju. Bet ką aš ten nufilmuosiu? Tai va, tai žodžiu, varom į kliniką. Tai jau viskas, žinokit. Liko paskutinis vizitas dantų higienos, į kurį einu dabar. Realiai jau 6 dienų deda man breketus. Jeigu kas galvoja, kad man jų nereikia, tai aš jums rodysiu, kad mano šitas dantukas yra toksai genetiškai čia jau viskas labai kreivas. Tada šitas irgi vis tiek į taip nelygiai eina. Žodžiu, aš jums rodysiu. Apačia labai nelygi. Tai dabar padarys dantų higieną. Tai iš viso buvo realiai keletą vizitų odontologijos klinikoje. Padarė man tą diagnostiką, dabar higieną ir už 6 dienų dės viršutinius tik tais breketus, o po 2 mėnesių apačią. Šiaip sakė, gydymas turėtų trukti apie 1,5 metų, bet aš labai tikiuosi, kad dar mažiau reikės nešiot, bet žiūrėsim, kaip čia gausis. Jau po dantų higienos žiauriai gera higienistė buvo, tikrai savo srities profesionalė ir biškį ten jau pamokino, kaip breketus reikės valyti, bet jau man, nežinau ar matosi, sudėjo tokias gumytės, jau paruošė tarpus, jau sakė, ruošė tarpus breketam. Tai va. Viskas, žinokit, atvykau į savo centro odontologiją. Realiai už 4 minučių mano vizitas, tai tuoj aš bėgsiu jau. Žiauriai gražus oras, žinokit. Šiandieną pasitaikė, biškį bijau, biškį jaudinuosi, labiausiai tai bijau dėl skausmo. Ir dėl jausmo, kokį jausiu, jau žinokit, jau su išvaizda susitaikiau, jau kaip bus, tai bus. Dar kartelį galiu parodyti dantukus prieš. Ir jeigu leis, tai norėčiau visai pafilmuoti viduj kažką tai, kai dės breketus, bet nežinau, žinokit, ar ten galima bus. Bet jeigu pavyks, tai bus įdomiau jums tikrai žiūrėti. Varom. Dabar, žinai, labai to šviesos nereikia. Jau dėsim, tada jau aktualu. Ta visa šviesa. Pakuma.
šiek tiek paspausiu. Atsiprašau. Būna kartais pacientai net įsirenka ir kelias spalvas. Vieną žandikaulių susiriša vieną spalvą arba riša kas antrą dantuką, nu taip vis skirtingai. Tai būna ir 3 spalvos, būna visos net ir skirtingos, tai čia jau jūsų vaizduotės klausimas. O čia jau viskas? Dabar gali šiek tiek tempimo nejausti, bet vėliau į vakarą, rytoj ryte gali prasidėti toks tempimas, maudimas, toks jausmas, kad biški dantys tik pakelti. Tai ką, susitinkam po 2 mėnesių dabar ir varau lėkiu, nes vėl vėluoju dėtis jau apačią. Tai man sudėjo gumytės penktadienį, matosi, ir jau man stumia, ta prasme, dantis ir man belen kokie jautrus. Tai jau įsivaizduoju, kad kai uždės breketus vakare tikriausiai valgyti jau nebepavyks ir savaitę laiko reikės biškai pasikankinti. Bet man atrodo, darys dar ir viršaus paveržimą tuo pačiu. Tai bus pirmasis breketų paveržimas irgi. Žodžiu, lėkiu ir susimatysim po to. 1, 2, 3. Operi yra. Gyvena atskirą gyvenimą breketai, ta prasme. Bet man ant viršutinių nedėjo tokių metalų, iškart prasideda breketas. O apačioj matosi tokie metalai aplink dantų. Nežinau, aš dėl ko kažką sakė, dėl to, kad plombuotas dantis ir nesilaikys kažkaip taip. Paskui taip keistai jaučiasi ir jau man belen kaip skauda. Kaip tą vadinasi? Anglų serialo Ugly Betty. Kaip Ugly Betty, žodžiu, atrodysiu. Bet rezultatą žiauriai laukiu, nes viršutiniai tai jau žiauriai gražiai įsitiesina. Nors aš klausiau, sakau, man tai sakau, jau viršų žiauriai gražiai atrodo. Sako, jum atrodo, kad tiesus, bet mum tai ten milimetrais dar kažką, tai reikia viską tvarkyti. Tai žodžiu, įdomu, žiauriai apačia per kiek laiko įsitiesins, nes viršus dabar dar nėra net pilnai 2 mėnesiai praėję. Tai gal ir apačia greitai įsitiesins bent dėl vaizdo jau, kad nebūtų tas visas breketas toks kreivas. Ar einam savaitę laiko valgyti košės. Tai va, visa. Bučkiai. Tai ką, draugai mano, jau viskas dabar, žinokit, paskutinis video etapas. Prisėdau pafilmuoti tiesiog pokalbį su jumis, 1 ant 1, jau kai praėjo šiek tiek daugiau dienų ir galiu truputį jau normaliau kalbėti, nors dar labai yra sunku, ypač kai žandai labai trinasi į breketus, jau žaizdelių yra prisidariusių. Vakar net pirmą kartą jau dėjau ir vašką ant tų breketų, nes jau skausmas toksai jau truputį intensyvesnis. Bet ką aš jums galiu pasakyti, kad praeitą video jūs matėt, kai buvo pirmadienis, kai tik man uždėjo breketus, grinai valandą po uždėjimo, o šiandien yra jau penktadienis. Ir dar ne tik paprastas penktadienis, bet rugsėjo 1 diena. Truputį pakalbant apie savo asmeninį gyvenimą, tai aš baigiau, kaip, jeigu kas žino, jeigu kas nežino, tai slaugą Vilniaus kolegijoje po 3,5 metų studijų vasario mėnesį. O dabar aš tokia galvojau vėl kažkur tai stot ar nestot. Kadangi vieną kartą galima aukštai baigti nemokamai ir vieną kartą galima ir profesinį pasibaigti nemokamai, tai jeigu žinot, aš dirbu šiek tiek su plaukais, tai pagalvojau, kad kodėl ne nueiti pasibaigti ir kirpėjas. Tai dabar pamėginsiu truputį naujesnę sritį kažkokią, tai vis tiek reikės prisiliesti jau ir prie kirpimų, ir prie dažymų. Nežinau iš tikrųjų kaip ten bus, nes nuomonių yra skirtingų. Bet faktas, kad bet kokiu atveju, manau, kad ten, jeigu norisi jau būti labai gera meistrė, bet kokiu atveju reikėtų eiti jau ir papildomai į seminarus ir mokymus ir taip toliau. Bet aš nežinau dar pati, kuom noriu būti ir ką daryti. Galvoju, pasibandysiu, pasižiūrėsiu ir manau, kad natūraliai po to kažkaip tai gyvenimas nuves ten, kur ir reikia būti. Tai studijos truks labai trumpai, ten, man atrodo, 7 ar 8 mėnesius, tai realiai 1 metus.
Ir viskas, turėsiu dar tą ir kirpėją pasibaigus, tai gal prireiks gyvenime, gal ir ne, bet dar ir dėl tos pačios slaugos truputį yra reikalų, kadangi licenzija galioja 5 metus tik tais ir iš 5 metų reikia 3 metus būti išdirbus, būtinai oficialiai jau įdarbinta kaip slaugytoja, tai kažką reikės irgi su tuo galvoti, nes kitaip tai licenciją tiesiog prarasti, tai irgi tokia biški nesąmonė. O kalbant, pereinant, sugrįžtant prie breketų temos, tai aš savo Instagramo paskyroj buvau įkėlus, kad galite užklausti manęs kokių klausimų grinai apie breketus ir kad šiame video vloge atsakysiu į kai kuriuos klausimus. Nežinau, kad dabar breketai yra žiauriai populiari tema ir labai daug kas dedasi iš tikrųjų. Seniau, kai būdavom jaučiu vaikai, tai mokykloje jau kas būdavo su breketais, tai kaip tik ir slėpdavo juos ir nesijausdavo gerai. Ir, kaip sakant, tikrai galvodavom gal labiau, kad tai nėra gražu, bet dabar, pavyzdžiui, kai pakalbu ir su daug merginų, ir su daug žmonių, tai daug kas sako, aš noriu užsidėti breketus vien dėl vaizdo, nes daugam labai jie yra gražus dabar ir prideda to tokio akcento, kaip ir aš sakiau, kad man, kai uždėjo viršų breketų, aš žiauriai bijojau, bet kaip tik atrodė kaip tokie papuošalai ant dantukų, tai net jau dabar atrodo, galvoju, kai nusiimsiu breketus, kad norėsiu gal dėtis tuos blizgučius ant dantukų, aišku, kaip Karolina Meskino, bet daug kas dabar irgi tuos blizgučius net pastebėjau, kad dedasi, tai prideda to tokio kažkokio, tai nežinau, puošnumo toks akcentas kažkoks, tai vis tiek yra. Atsakysiu į kelis jūsų klausimukus. Ar pasikeitė mano mitybos kažkokie įpročiai ir kiek kartų per dieną valau dantukus? Maisto įpročiai galiu pasakyti, kad nelabai pasikeitė, vis tiek valgau tą, ką noriu. Aišku, kai tik tai uždėjo apačią va šitas vadienas ir dabar, va, pavyzdžiui, iš Turkijos parsivežus turiu Turkish Delighto ir, negaliu tiesiog valgyti jį, dėl to, kad ten yra riešutai ir neišeina jo tiesiog sukramtyti, labai, skauda dar iš tikrųjų tuos dantukus, jie dar vis tiek tokie jautresni. Tai to tokio kietesnio maisto, tai tiesiog fiziškai nelabai išeina valgyti, ne tiek, kiek aš pati to nenorėčiau valgyti, bet nelabai gaunasi, nors aišku, kai man uždėjo breketus, tai man davė tokią atmintinę ir ten buvo parašyta, kad šiaip negalima ten, atsimenu, tikrai riešutai buvo, kepta duona, obuoliai, iš to kietesnio maisto buvo išvardinti dalykai, kurių nerekomenduojama valgyti, kai turi breketus užsidėjus, dėl to, kad gali ir nulūžti breketas, bet aš tai, žinokit, valgau. Mano odontologė, pavyzdžiui, rekomendavo, jeigu, tarkim, norėčiau obuolį valgyti, tai nevalgyti tiesiog kandant, bet tiesiog susipjaustyti mažesniais gabaliukais, tai bus saugiau dėl pačių breketų. Tai, žinokit, taip ir darau tiesiog, tai valgau viską, ką noriu, ką išeina tuo momentu, dabar jau jaučiu, kad truputį praeidinėja tas maudimas ir jautrumas dantų, tai jau jaučiu, kad lengviau yra valgyti, bet pirmom dienom tai labai sunku, atrodo, net realiai ryji maistą, net neišeina sukramtyti normaliai. Ir aišku, dar šiaip kalbėti yra dabar, tai vėl reikia priprasti, nes atrodo, ta lūpa sunkiai juda, kimba žiauriai į žandus, į tą odą ir stengiasi, atrodo, kalbėti kuo mažiau judinant, burnant dėl to viso diskomforto. O dantukus valau, tai irgi šiaip tai tiesiog yra rekomenduojama po kiekvieno maisto valgymo, tai taip ir gaunasi realiai, nebent esu kažkur tai išvažiavus ten svečiuose ar kokioj kaviniai, kažkur tai mieste, tai vis tiek nelabai aš einu ten valytis, bet visą laiką turiu tarpdančio šepetėlį pasiėmus, tai tiesiog, nueinu, jeigu ką išsivalyti, nes aišku, ir dėl higienos, bet ir dėl pačios savęs, pavyzdžiui, kai pavalgai, prilenda į tuos breketus, žinokit, maisto likučių visur ir toks diskomfortas, aišku, jau po to išmoksti, jau po ilgesnio laiko dabar jau išmokusios ir išsitraukinėti, bet vis tiek tu taip negali išsivalyti kaip su šepetėliu, tai tenka realiai po kiekvieno maisto valgymo ir valytis. Kitas klausimas buvo, kiek laiko užtruko viskas nuo pačios pradžios, nuo vizitų pradžios, kaip aš suprantu, iki kol man uždėjo breketus, nes daug kas žino, kad laukimo eilės yra labai didelės ir viskas užtrunka ilgą laiką. Nuo pirmo vizito būtent centro odontologijoje maždaug 4 mėnesius reikėjo laukti, kol man viršų pradėjo dėti ir po to
po 2 mėnesių apačią. Nu, tai iš viso bendrai tai pusę metų praėjo, bet aš žinau, kad kiekvienoje klinikoje yra labai skirtingai. Vienur tikrai laukimo eilės yra ilgesnės, vienur uždeda apačią ir viršų vienu metu, kitur vat reikia ir tuos tarpus darytis. Kitas klausimas buvo apie kainą, tai kiek esu jau išleidus pinigų ir kiek nusimato išleisti. Tai tiesiog jums galiu pasakyti bendrai, kad faktas, kad man reikėjo ir protinės rauti, ir dar denticijai buvau, ten reikėjo susimokėti vis tiek ir už konsultaciją, ir ten dar nuotrauką darė. Nu, tai viskas vis tiek susideda, tai aš viską rašiausi nuo pat pradžių, kai pradėjau rautis pirmuosius protinius. Tai man dabar gavosi iš viso apie 1600 eurų. Tai viršutiniai breketai 600 eurų, apatiniai 600 eurų, tai vien 1200 yra tik breketai, kad tau uždėtų juos. O toliau tai eina jau, pavyzdžiui, higiena centro odontologijoje buvo 60 eurų, diagnostika 40 eurų, dabar buvo paveržimas viršutinio žandikaulio 60 eurų irgi. Tai sumos nėra mažos, iš tikrųjų dabar aš irgi jau pasiruošus realiai spalį, lapkritį vėl, ten tikrai bus turbūt 60 eurų paveržimai, tai vėl apie 120 reikės palikti, bet aš manau, kad bendrai turėtų vis tiek gal 2,5 tūkstančio kažkur gautis, nes vis tiek reikės turbūt susimokėti ir už tą plokštelę naktinę ir vėlutės, norėsiu, kad įdėtų, irgi turbūt bus papildomas mokestis. Tai brangus malonumas iš tikrųjų. Man žiauriai dar vienas dalykas buvo keistas, kad aš, pavyzdžiui, galvodavau visą laiką, kai eina breketų paveržimus daryti, tai kad ten, kaip sako, kad bus 60, 50 ir 70, kad čia abiejų žandikaulių paveržimas tokia suma, o čia pasirodo yra tik vieno žandikaulio kaina. Tai jeigu nori paveržimą daryti viršaus ir apačios, tai realiai dvigubint sumą reikia, ko aš irgi nežinojau šitą. Dar vienas klausimas, ar patinka ta klinika, kurioje lankausi? 100% rekomenduočiau, man labai patinka, iš tikrųjų ten viskas nėra ten kažkaip tai jau ar labai fancy šmency, ar ten, kad jau žiauriai draugiškos visos būtų, nežinau net kaip apibūdinti, bet vis tiek tai yra odontologijos klinika, didelis rautas žmonių, ten pas juos. Aš nežinau, turbūt breketai, tai nežinau, ten per dieną, kiek jie jų ten sutvarko ir uždeda ir daro. Ta būtent gydytoja Laura, kuri uždeda pačius breketus taip, kaip reikia, tai matosi, kad jinai tikrai patirties turi daug ir išmano tą, ką daro. Baigėsi kol kas šitas video mano apie breketus. Dabar teks priprasti prie vaizdo tokio. Su breketais mane matyti. Aš pati dabar, kai pasižiūriu, montuodama video, kaip atrodžiau be breketų, man jau net keista yra. Ačiū Jums labai visiems, kas žiūrėjo šitą video. Man su Jumis pabendraut, kalbėt, kurt video yra mano hobis, tiesiog man žiauriai patinka. Tiesiog, jeigu aš galėčiau, tai žinokit, tai būtų mano full-time job. Tai dar kartelį ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.